Taip, taigi, kai matot, esu vidury miško, dar nepriejau prie upės, nes nenoriu nubadyti šapalų. Tai, šiandieną turiu plūdę. Tai kai matot, kablys yra pakankamai didelis. Kodėl? Nes šiandien bandysiu pagauti šapalą. Ir turiu neįprastą tokį masalą. Tai yra karkvavalis. Nu, šapalų žvyba jisai įprastas jau, bet tikrai pats kaip masalas nėra toks įprastas. Tai va, ir iš karto susidedu meškerę, kad ten nereiktų man paskui baidyti žuvies, o galėčiau iš karto mesti ir bandyti pagauti. Taip, tai štai čia turim karkvavalių. Čia jų neišleisti reikia. Simam dieną. Jie labai man prie rankų lipa. Ir dabar reikia kažkaip man jį užmauti. Realiai aš nežinau kaip. Tai manau, tarp čia kažkaip tai bandysiu. Tarp sparnų. Nes tokia žvejyba čia mano pati pirmoji. Čia yra labai būza. Bet gerai, aš jau užsidėjęs. Ar tai labai vandens net neįsiu. Ir tiesiog bandau mesti iškart. Tai greitai susisuku ryte. Gerai, padinam truputėlį gylį. Čia dar nuo Nemuno mano likę, tai rištis nieko nereikėjo. Su plūdė šiemet nežvejojau visiškai. Pirma žvejyba. Ar pasigau šapalas ar ne, neįsivaizduoju. Bet pabandyt bus įdomu. Gal gylis biški per didelis, aš nežinau. Nes šiemet vanduo labai seklus, tai gali būti, kad nukritę. Nu, bet bus matyt. Ir ar man taip atrodo, ar mano karkvavalis paviršių? Jo, kodėl jisai neskęsta. Gerai, šitas gan keistas dalykas. Realiai nežinau, kodėl taip. Gal plūdę žemiau nuleisti reikia, prie svarelio kažkaip tai. O, kaip ten vaiko. Ten jau bus arba lekas, arba šapalas. O, kokį vartus. Oi, nu savo. Spėjau įdėsim kokį šviną, nes žiūriu, kad jis nelabai skęsta. Nu ką, kol kas labai gerai. Uždėjau švinais, dabar paviršių neiškyla. Tai tas super, aišku, plūdė nelabai matosi palyginus, bet dar normaliai. O, kas čia? Antis. Gerai, kad ne čia skrido, kur patys srovė ant žuvų man. Paviršių matau raudelės plaukė. Taipogi pavadėlis yra pririštas prie pagrindinio valo, tai yra 0,16 mm. Turiu į ką tokių ir permatomų plūdžių. Nežinau, ar šitą gerai čia yra, ar negerai. Šapalų žvejybų, bet nenorėjau peržiūrėti, tai dėl to. Plūdė vietoj sustoja. Ok, bandom gal tada toliau biškį mesti. Nes čia labai lėtai jinai plaukia man. Tai baisu į krūmus žuvis nepataikyt. O, labai gerai. O, žiauriai toli užmečiau, bet labai gerai. Nu, ant žodžiu, susirišau kitą biškį sistemą pabandyti. Realiai tiesiog permatoma plūdė ir karkvavalis. Nežinau, ar čia pavyks pagauti, nepavyks. Galvoju pabandyti paprasčiausią karkvabalį. Čia labai seklu, nežinau, čia sunku pagaudyti. Tad pabandysiu plūdę nuėmęs, tiesiog karkvabalį užmest. Tik tai aš nežinau, ar įdomėsiu. Realiai, nes čia dabar svorio visiškai nėra. Jo, nesijaučia. Visiškai. Nu, palei krantą užmetu realiai. Reikia uždėti kokį svarelį šiek tiek toliau. O, palaukit, didelę raudę. Iš mano karkvabalio. Bando praryti. Įdomiai. Nusinešė. Gal iškyla. O, didelis šapalas plaukia. Šalia. Praplaukia. Turiu. Op, nuėjo. Eik, tai geras. Stvėrė mano šitą. Gerai, reiškia, bandau tada daryti taip. Kažkur truputėlį aukščiau svarelį uždėti. Turėtų, manau, gal pasikirst. Matysim. Dabar turėtų geriau biškį užsimest. Vis tiek ten pat, bet ten jeigu buvo žuvis, jisai manas dabar skęsta. Aš matysiu, kai mano valas į ką tempės. Reiškia, yra žuvis. Nu, čia biškį toks nudabotas karkvabalis, gal reikia dėti. Man rodos, nurėjo mano karkvabalį. Ai, ne, iškylo. Gerai, mane mačiau šapaliukas plaukia. Nuėmiau vėl tą svarelį, bandau tiesiog ant paviršiaus leisti. Tai jeigu jis ten taupi ir galvoju, gal pačiups. Galėjau bent tada spinigiuką pasimti. Su juo bent galiu lengvai užmest. O su plūdė be svorių nelabai. Ten raudžių belenkiek plaukė. Ir vienas kitas šapaliukas praplaukė. Turiu idėją, kaip toliau užmest. Nu, va, bandom dabar. Dabar jau svorio jaučias biškį. O, žiauriai gerai užmečiau. Toli. 2 praryti jau tik tai šapalas galėtų. Tai truputėlį gal sunkiau. Raudiai kokia jau būtų. Aš ant tilto, ką tik žiauriai kalė per mano šapalą.
nuo paviršiaus įėmė. Aha, gerai. Čia matau šiaip daug šapalų, bet daug išsibaido jau kažkodėl. Nesivizduoju kodėl, nu, bet ką darys. Bet kad svert banda, tai jo. Ir žinot ką, jeigu palynosi užmes, jisai paims. Jeigu matys, kad tiesiog plaukės, aš abejoju, kad jis galvoja, kad čia natūralu. O va, kai palynosi, dabar va, atskrido tiesiog. Jisai iš karto čiupo. Jis galvoja, gal kad nuo medžio nukrito. O, bandė sverti. Už mano karkvalio. Ok. Labai įdomiai čia su tais šapalais. Įkirtau. Eik tu. Nuėjo. Realiai patį didžiausią. Pamačiau gerą šapalą. Užmečiau ir bam. Nu, blemba, kaip nepasisekė. Ir nestipriai pakirtau. Nes žinote, jeigu stipriai kirsi, kad nenubaidyti, sakyti, oho, ten didžiulis šapalas. Bet realiai tik užmečiau ir jis iškart pastvėrė. Turiu. Opa! Ok, atsikabino netyčia. Taip gavas. Ok, žiūrėkit. Tokio didžio poliukas. Nu, nuo tilto. Paleisiu gal tave gražiau negu iškėliau. Bet aš matau, kad jisai neršintis. Ant paviršiaus tokie balti gumbai. Nu ką. Taip, karkabalį nuryjo. Da, ten keli šapalai. O kas iš karkabalio liko? Nežinau, neišeis čia pagauti. Nematys mane. Bet pabandysiu. Medį. Pirmų metimų. Sunku tik tai užmest čia, ten virš manęs tiltas. Bet turėjau. Lemba. Turėjau šapalą. Ui, viškai supiniau. Žiūrėkit. Turiu žuvį. Eik, tur valas nuplyšęs. Ok, valas nuplyšo, žuvis yra. Dabar jaučiuos kaip su muselinė. Mažas šapaliukas, bet yra. Gerai, reikia meškerę padėti. Ne, man reikia prisitraukti žuvį kažkaip. Op. Oba. Ui. Nu va, žiūrėkit. Tiesiog paprasčiausias kablys ir karkabalis. Gerai. Šapalas. Ok. Nu savo, tie karkabaliai, tai čia pats tas. Op. Žiūrėkit. Koksai šapaliecas. Jis nėra didelis, bet užkybo. Taip, suriausias dalykas, kad jama su paskutinį vietai. Bet ką tik pagavau, tai jau kažkaip bijoju, kad dar kažkas pasvers. Bet nežinau. Įmanoma, manau, viskas. Gerai, bandysiu tolimą metimą daryti. O, perfekt. Tikrai toli. Na ir nuplėšiu, tai nuplėšiu. Jau nėra svarbu. Gerai, buvau įkabinęs kaip tik. Taip, tai žvybą, manau, jau baigsiu. Pavyko pagauti 3 ar 4 šapalus. Tai žvybą užskaitau. Tikrai pradžiai labai nesitikėjau. Atrodė toks labai prastas startas, bet tada pabandžiau be plūdžių, be nieko gaudyti ir va, iškart pasigavo šapalų. Tai tas tikrai smagu. Tik tai aišku, gaila nepavyko ištraukti to didesnio. Nu ir nebūčiau ištraukęs per tiltą. Tikrai be šansų, dar va liko keli karkabaliai. Išmesim gyvi. Nu, skris vėliau, kai norės. Tai va, taip tai šiandienai viskas, pasigavo skovo keli šapalai labai smagiai, tokie pakovojantis. Šapalas stipri žuvis, tai va, į nemaną bus galima bandyti su spinningu, su mažais masalais, bus irgi smagu pasibandyti. Tiesiog namune jau buvom šiaip, sudėdė, gaudėm salačius, man vienas užkybęs buvo, bet nuėjo, oi, nusočiai kodų. Taip tai viskas, ačiū, kad žiūrėjot, visiems nežvino ir susimatysim kitam epizode. Iki.